Taip, tai kalbant apie Boulevardier kokteilio atsiradimo istoriją, mums trumpam reikia nusikelti į JAV. Tai yra į tą laikotarpį, kada vyravo sausasis įstatymas. Tai šiam įstatymui įsigaliojus, daugybė žmonių iš Amerikos pradėjo emigruoti į kitas šalis, kuriuose galėjo nevaržomai vartoti alkoholį ar šiaip gaminti įvairius kokteilius. Tai tą patį padarė du tokie asmenys, tai Harry McElhone, kuris buvo barmenas, bei Erskine Gwynne, kuris buvo toks rašytojas filosofas. Abu jie emigravo į Paryžių. Tai mano minėtas barmenas Harry McElhone Paryžiui atidarė ir pradėjo vadovauti savo barui, kurį pavadino Harry's New York Bar. O tame bare nuolat lankydavosi prieš tai kitas mano minėtas asmo Erskine Gwynne, kuris nuolat užsisakydavo savo paties tokį sugalvotą kokteilį. Tai yra bourboną liepdavo sumaišyti su Campari likeriu bei saldžiu vermutu. Na ir nuo 1927 metų Erskine Gwynne tapo redaktoriumi ir pradėjo leisti tokį žurnalą, kurio pavadinimas buvo Boulevardier. Tai būtent jis sugalvojo, kad tą jo sugalvotą kokteilį būtent reikia pavadinti jo leidžiamo žurnalo garbiai – Boulevardier. Tai būtent taip ir atsirado šio kokteilio pavadinimas.